Vilūnų kaimo bendruomenėje šiais metais šventė 20 metų jubiliejų, įsikūrusi 2003 metais. Tai jau 20 metų veiklos turim ir tikiuosi dar turėsim. O pradžia buvo mūsų tikrai seniai, tikrai gan turininga, darėm daug projektų, kiek tik įmanoma. Tai ir viešų erdvių tvarkymas, ir kultūrinė veikla, visuomeninė veikla. Ir po truputį priėjom prie to, kad atsirado ir lyderio projektai per verslo grupę, pradėjom daryti įdarbinimo darbo vietų projektus. Tai šiai dieną turime įdarbinę 4 žmonės, sukuria 4 darbo vietas, kur žmonės dirba pilnais etatais ir teikia paslaugas vietos gyventojams. Tie patys projektai, pasirašymas, pačios idėjos, tai yra iš tikrųjų daug metų dirbta kartu su VVG ir yra puikus kolektyvas vietos veiklos grupės, kuris padeda, pataria, pakonsultuoja ir padeda ir teikti, ir parašyti tos projektus, po to ir įgyvendinti, ir pirkimus atlikti, ir ataskaitas sutvarkyti. Tai va, aišku, be pagalbos kolektyvo tai būtų buvę labai sunku. Kas liečia VVG pagalbą, tai yra ne tik tai pačių projektų pagalba, bet taip pat ir bendruomenių veikloje, tai yra buhalterijos tvarkymas. Dirba žmogus, kuris tvarko buhalterinę apskaitą bendruomenių. Tai irgi didelė paspirtis, nes kiekvienai bendruomeniai įsilaikyti ten buhalterį arba kad ir dalinai etatų, tai yra gan sudėtinga. O šitą paslaugą mes gaunam kaip ir nemokamai per VVG, aišku, tai finansavimas yra savivaldybės, bet čia yra labai didžiulė pagalba bendruomenė.